Parodysiu, kaip susikurti savo 3D kamuolį. Gerai, pasirinkam naują lapelį. Dabar viską uždažom juodai. Taip, pasirinkam Paint. Dabar pasirinkam ratą. Maždaug va tokio dydžio. Dabar einam į Filter, Render and Clouds. Dabar spaudžiam Ctrl F. Jinai mums keičia spalvas. Ir mums reikia, kad būtų kuo tamsesnė ir kuo šviesesnė. Na, tai gal va šitaip va būna. Gerai. Dabar einame į Filter, Distort and va šitą. Ir dabar toks pašies pas mus ratas. Dabar reikės mums viską pažymėti. Ir vėl einame į Filter, Blur, Radon Blur. Ir spaudžiam OK. Dabar pas mus išėjo toks va, kaip 3D kamuolys ir spinduliai. Dabar pasirinkam Gradient Tool. Čia va, pasirinkam spalvą ir reikia, kad būtų maždaug va šitokia vat. Gerai, spaudžiam OK. Ir darom va šičiai. Jei mums tokia spalva nepatinka, tai spaudžiam Ctrl Z. Darom šitą nepatinka, tai spaudžiam badom šitaip. Na, galim dar kartą papildyti va šitaip. Na, gerai. Taip, dabar einam Image, Adjustments ir Contrast. Gerai, čia pasirinkam kontrastą, tai kad tai pasirinkam savo nuožiūrai. Taip. Dabar spaudžiam OK ir pas mus išėjo toks va ugninis kamuolys. Bet dabar, kad būtų mums jisai gražesnis, tai pasirinkius Match Tool ir čia patys jau fantazijuojam. Na, šitaip, kad tokie kaip vulkanas tokie. Na, maždaug šitai. Manau, pas jūs bus tikrai geriau išeis. Bet esmė supratot. Na, šiam kartui viskas.